Tai sveiki visi, sveikinu visus su šventėm, tikiuosi jūsų šventės buvo geros. Atsiprašau, kad čia tokia visa susigūžusi, įsisukusi halatą, bet labai šalta, man ką tik iš tikrųjų grįžom namo. Po truputėlį eisiu praustis ir eisim miegoti. Atsigulti iš tikrųjų galiu pasakyti, šventės labai smagios, labai geros šiais metais, bet kaip anglai sako full on, tai tiesiog kiekvieną dieną kažkur varėm ir labai mažai buvom namuose, tai jaučiasi tikrai tas nuovargis. Jau rytoj reikės iš tikrųjų tokios day off dienos pailsėti nuo visko ir nieko nedaryti, nes tikrai jaučiasi, kad, tiesiog nežinau, nepratę mes gal tiek daug varyti, ar jau ne tie metai, nežinau. Tai pačių švenčių, aišku, nelabai filmavau, nes kaip bebūtų, vis tiek reikia gerbti aplinkinius, ir kad aš noriu visiems rodytis. Tai nereiškia, kad kiti mėgsta. Kai tarkim mano Kajus, tai jisai nenori nei fotografuotis, nenori jisai nei kad aš jį filmuočiau. Kaip Lėja, tai tiesiog lenda pati prašo, kad fotografuok, filmuok. Tai Kajus nebenori ir iš tikrųjų kitų žmonių taip pat gerbiu privacy ir dėl to labai mažai nufilmavau pačių švenčių, bet šiaip buvom per Kalėdas, per kūčių vakarą buvom pas Vaido brolį. Tada per Kalėdų pirmą dieną vėl važiavom, tiesiog įsimiegojom ir vėl važiavom, sugrįžom pas juos valgyti kalakuto, labai smagiai pasisėdėjom. Tada antrą Kalėdų dieną važiavom pas mano tėtį. Taip pat atvažiavo dar mano krikšto mama su pusbroliu, tai irgi buvo labai smagu pasimatyti, tai vėlgi labai smagiai pabaliavojom. Sakau, aš nežinau, per paskutinės dienas šampano aš išgėriau, tai jau šiandien tai jau viskas, nebenoriu šiandien tik tai liuminate, nes tikrai jau kibirais to šampano, aš nežinau, kiek čia išgerta, tai tikrai biškai jau per daug ir jaučiasi, kad per daug. Jo, ir šiandien buvom labai fainai vietoj, tai nuo Vaido brolio ir žmonos gavom labai fainą dovaną visai šeimai į naują patirtį, tai su VR virtualios realybės akiniais į Čiurlionio muziejų. Tai dabar neprisimenu kaip pavadinimas, tik tai ten buvo pasaulio atradimas berods, tai žodžiu labai faina patirtis, nesitikėjau iš tikrųjų, kad tai patiks. Tai vėlgi labai mažai pafotografavau, pafilmavau, nes nežinau, ar ten buvo galima iš viso filmuoti, fotografuoti, nes mačiau buvo, kas fotografavo ir filmavo be manęs, bet, nežinau, žodžiu, ar buvo galima iš tikrųjų. Tai va, lygtais matėte, kad prižiūrėti ir kaip ten juos pavadinti, bet nieko nesakė, bet, nežinau. Tai va, Vaidas sakė, lyg matė, kad negalima kažkur ženklą. Buvo mūsų 9 ar 10 žmonių su vaikais, tai dar pasisekė, mums nuvedė tiesiog visiškai į atskirą salę, atskirai nuo, tarkim, kitų žmonių. Ir tu sėdi kėdėje, uždeda tau tos virtualios realybės akinius, kaip mano Kajus turi. Ir tada tu matai kaip filmą ir tam filme yra Čiurlionio paveikslai, kurie yra jie kaip gyvi ir tu juose tiesiog kažkaip plauki, žodžiu. Labai sunku paaiškinti, bet tikrai labai faina patirtis ir tikrai visiems labai rekomenduoju, kadangi aš asmeniškai prieš tai nebuvau, tai ką buvau Kajus tos akinius susidėjus, bet čia sakau visai kas kita, nes tai yra sukurtas filmas ir labai fainai sukurtas iš tikrųjų. Tai va, tai man labai patiko ir tikrai sakau, kadangi nebuvau nieko panašaus prieš tai mačius, tai man tikrai buvo wow. Tai tiek nuveikėm šiandien, dar po to visi nuėjom pavalgyti į London Grill, ar Grill London? Grill London. Nuėjom pavalgyti ir va, ką tik grįžom namo. Tai tokia labai faina diena ir sakau, rytoj tai jau bus visiškas relaksas, visiškur niekur nevažiavimas, nieko nedarimas. Ir tiesiog norisi nieko nebedaryti ir niekur nevažiuoti, nesiruošti, nesirengti niekur. Tai va, tai taip jaučiuosi. Daugiau pavyko pafilmuoti iš Vilniaus kelionės su traukinuku, tai irgi labai fainai patiko, sakau, ne tik tai vaikam, bet ir man, ir turbūt man labiau negu vaikam, bet tikrai labai fainai, iš tikrųjų mes norėjom to traukinukų kalėdinių važiuoti praeitais metais, nes buvom praeitais metais grįžę Lietuvą irgi per Kalėdas, bet buvo taip, kad visi jau buvo, žodžiu, išpirkti, viskas buvo išpirkta ir mums neteko važiuoti to kalėdiniu traukinuku. Tai va, tai jau šiais metais aš jau galvoju, nieko nežinau, bet tikrai važiuosim ir norėjau į Vilnių, vis tiek, kaip bebūtų pažiūrėti eglutės, pažiūrėti kalėdinį Vilnių, tai tikrai wow, galiu pasakyti, taip, žmonių tai minios labai daug, bet vis tiek verta, vis tiek faina, aš tai mėgstu tiesiog visur nuvažiuoti, pasižiūrėti, man neužtenka, tarkim, ten kažkokių reelsų ar ne, ar ten pažiūrėti Instagram'e, man norisi prisiliesti, pauostyti, paragauti, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad ir dar iki Vilniaus spėjom prieš šventę.
Tai va, tai kadangi prisilakstėm per šventės, tai dabar jau galvoju, naujų metai kažkaip ramiai norisi, nežinau, gal pasikeis per kelias dienas ir vėl norėsis kažkur lėkti, bet kol kas tai nėra jokių planų naujų metų sutikimui, kažkaip norisi gal tiesiog ramiai su šeima, namuose, žiūrint televizorių, nežinau, kažką skaniai pasigaminti tiesiog, ar, nežinau, matysim, žiūrėsim, kaip čia bus, bet kol kas taip nuotaikos tokios. Ir mes klausėt, kaip čia yra su to mano karavanu, tai ar gyvenam Lietuvoje karavane, tai ne. Gal kažkada teks gyventi, kai prasidės statybos, gal važiuosim ten prie žemės ir gyvensim karavane, ką aš žinau, negaliu nieko pasakyti, bet kol kas tai negyvenam karavane, bet jisai čia yra sode ir dabar aš jį naudoju kaip savo tokį darbo kambarį ir ateinu, kai noriu pasidarbuoti ar noriu kažką pafilmuoti. Ir jeigu dar kažkam galbūt įdomu, ką aš čia darau ar ne, kodėl aš čia pradėjau tą YouTube dabar ar nekelti, ar kažkas tokio, tai iš tikrųjų viskas gavosi labai netikėtai, neplanuotai, nes tiesiog norėjau rašyti stories, bet gavosi taip, kad stories įsirašė labai ilgai ir man pačiai šiaip nepatinka, tarkim, žiūrėti žmonių stories, kur labai daug kalba, kur labai daug tų stories sukelta ir ten kalba. Ir jų po to nebeklausai, ir ne, tai galvoju, kaip čia dabar daryti, ar čia įkelt ant sienos, nes daug kas tikrai irgi klausia, kaip man sekasi toj Lietuvoje, tai tiesiog įrašiau tokį ilgesnį video ir galvoju, kur man čia jį dabar patalpinti. Ir, galvoju, tai gal reikia YouTube tiesiog įmesti ir pasidalinti nuorodą, ir tegu kam įdomu, kaip man sekas Lietuvoje, tegu žiūri. Tai va, ir sulaukiu tikrai labai daug gražių žodžių ir visiems labai patiko tas mano video, ir kad jisai YouTube, tai tiesiog nusprendžiau, kodėlgi ne, man visai įdomu. Ir kol įdomu, galiu pabandyti tokius ilgesnius kelti į YouTube. Tai va, taip kažkaip ir gavosi viskas. Tai va, tai jeigu kažkam įdomu, tai pasistengsiu kiekvieną savaitę įkelti. Galite pasižymėti, kažkaip man atrodo yra YouTube, kad kaip įsikėlė video naujas, ne, tarkim iš manęs, gautumėt tą notification ar ne YouTube, tai galite tai pasidaryti. Tai va, tai stengsiuosi tiesiog parodyti, kaip man sekasi Lietuvoje, grįžus po 20 metų, kuo gyvenu, kuo užsiemu, kai prasidės statybos, gal vėlgi bus visai įdomu pažiūrėti, ne, kaip mums sekasi. Tai va, tai tiek šiandien, tiek šią savaitę. Ir laukite kito mano video. Gerai, viskas einu miegoti, nes tikrai pavargau jau šiandien.